LitIT įmonėje turime apie 30% darbuotojų, kurie kalba tiek anglų, tiek vokiečių kalbomis ir tai yra tikrai reikalinga, kadangi dirbame su vokiečių klientais. Vienas iš pirmų klausimų, kuriuos dažniausiai gauname derindami sutartį su klientais, yra ar mūsų darbuotojai moka vokiečių kalbą ir tai gali pasirodyti pakankamai keista, nes esame IT kompanija ir visgi kartais atrodo, kad šiame pakankamai konkrečiame, tarkim, sektoriuje ir žmonėms, kurie turi techninę išsilavinimą, kalbų arba soft skillsų, vadinamųjų minkštųjų įgūdžių, gali net neprireikti, bet tai yra netiesa, nes mes dirbame komandos ir minkštieji įgūdžiai ir kalbos yra labai reikalingos, ypatingai dirbant su Vokietija. Vokiečių kalba yra viena iš pirmų temų, kurią diskutuojame. Mokantis kalbos mes išmokstame ne tik tai pačios kalbos, bet ir kitos kultūros, yra niuansų, ką žmonės vertina toje šalyje, kaip jie bendrauja ir tai išmoko mus ne tik tai kalbėti, bet ir bendrauti.